Aš nemačiau, su kuo susitrenkiau. Tai su manim turbūt, nu. Bliam, šiltas šeštadienio rytas. Labai. Nieko savo apšvietimas koksai. Pirmą kartą su profesionalia įranga, nieko savo. Mikrofas yra, turbūt ir garsas yra neblogas. Žodžiu, filmuoji. Šeštadienio rytas, visi normalų žmonės miega, o mes išvydom į Ukmergę į treką. Paskutinį kartą važiavau trekę kažkur prieš kokius 3 metus. Įdomu bus pabandyti po drifto treką, tai važiuojam, pabandysim, kaip seksis. Nežinau, nuo ko pradėti, atvažiavom ką tik, reikia užsiregistruoti ar mašiną nukelt, nežinau, kiek laiko nepažiūrėjau. Iki 9:30 registracija, man atrodo. Ir matau, kad yra ir drifterių visokių atvažiavę, išsukimai yra, matau, nes ratai suvirtė. Mūsų klasėje, man atrodo, kažkas virš 10 žmonių yra RVD klasėje, o šiaip iš viso dalyvių apie 50 yra užregistruota, bet kol kas turbūt dar ne visi atvarė. Čia tavo rankos taip dreba ir mikrofas taip dreba? Gal ir rankas ir mikrofas? Duosiu pirštinės, o žiūrėk, labai geras. Žodžiu, nusikabina mašiną, truputį praeisim, pasižiūrėsim, kažką susipažinsim, daugiau sužinosiu, kažką pasakysiu daugiau, kol kas nežinau. Čia registracija. Šitoj kamurky gal. Kaip šitą treką važiuoti? Pirmas startuoju, ką tai reiškia? Kad atvažiuosiu kažkur prieš paskutinį. Štavo tyliausiai man. Jo, dar galvojau, vakar, patingėjau, reiktų prasikrešti skilių į galinį bakelį, kad ten kažkiek rėkti, nes kai pornis važiuoja, labai užknisa, todėl kad pornis važiuoja ir blemba garsas toksai tylus, kad nesupranti, ant kiek gazo važiuoja tiesiog. Į apsukas nežiūri, žiūri į kitą mašiną ir negirdi tą pedalą su žeminiais batais vos jauti ir nesąmonė gaunasi. Dėl to sakiau pasigarsinčiau, bet čia ne porniai, čia tiesiog lėksim tipo greičiai, tai neaktualu gal taip. Tik šiaip sportiškumo trūksta to, tipo, garsas būtų, važiuoja ir rėkia. Atrodo, kad greičiau važiuoja, kai garsiau rėkia. Tai trumpai apie taisyklės, tai man atrodo, kaip supratau, po 6 žmonės leidžia startas, veiksmas vyksta ratu, 3 ratus apvažiuojam ir važiuoja sekanti grupė, sekanti klasė arba sekanti 6 žmonės. Ir tokius užvažiavimus turėsim 3 po 3 ratus. Ir dar nežinau, bet turbūt, kad geriausias laikas bus 3 ratų. Ar ne, kas pirmas atvažiuoja, nes po 6 leidžia ir vėliau iš 2 grupių, sakykime, 12 žmonių, po 6 užleidžia, 6 suvažiuoja, laimėjai pirmą vietą, tada kiti 6, dar pirmą vietą ir geriausius tada vėl sustatys ir vėl, kuris laimės. Turbūt taip. Kol kas nežinau. Tai tavo tos kietos kendai. Na, jie. Nu, pabaigiau minkštesnės, dėl to ir atrodo. Na jo, neatrodogi, kad kietos. Nu, eik va ten, pamaigi, Kuperio va šitą. Kuperio? Mini Kuperio priekinės. Ant kiek minkštesnės. Dabar jeigu aš tipo labai atsiliksiu, biškį save nuraminsiu dėl to, kad, nu, matau kaip turi atrodyti, tipo minkštos padangos ir kiek mano kietos. Gal nors dulkes reikėjo nuo šalmo nusivailyti. Tuosgi RS-us. Jie labai fainėsi. Savo su protu. Sėkmės. Bliam, turėjo būti geriau.
Ir tokį šūdą sumaliau, žinai, tipo, paskutinis posūkis, aš galvojau, pirmas važiuoju, tipo, galima biškį padriftuoti. Tai aš ten specialiai skersas ir per veidrodėlį žiūriu, ateina ir eina nafik, aš tada jau spaudžiu gazą, o ką aš jau skersas ten balalaikinu. Bet eik tu gerai. Ir turėjau, tipo, tiesiai čia greitį rinktis, o aš tik tai pavėluotai pamačiau, kad prie mano šiknos sėdi žmogus, nu, tipo, pats sufeilinau. A kas ten su durim buvo? Su durim? Jo. Kokiom? Tom? Taip ir buvo? Šitas duris buvo jau, jo. Galėjai pasakyti, kad nebuvo. Gerai, eik. Blokiruotė. Vyrintas. Sakau, matas, kad... Tai žodžiu, esmė tokia, kad pirmą važiavimą, kai darėm, pats pirmas ratas, man atrodo, ar antras jau ėjo, kai falšstartas, nu, iš naujo, kai restartavom, žodžiu. Tai gavosi, kad aš jau gaudžiau, ne? Ir kažkaip tai mes panašiai lygiai važiavom tenai. Ir, žodžiu, turėjau jį, įlindau į vidų, o tas žmogus, arba aš jam nepalikau vietos, arba jisai pasirinko plačią trajektoriją imti, nes yra du variantai. Arba važiuoja vidum, kuo arčiau iš tų kūgių, kad ten yra sukibimo, arba važiuoja į išorę, kur yra irgi sukibimo, bet turi galą leisti taip giliai ir ten irgi tave gali nublokšti, bet kada susukt. Tai arba jis pasirinko platesnį variantą, arba aš užėmiau vidų, dėl to jisai taip nutiko, bet, žodžiu, jisai nuskrido tiesiai, aš vos nesusisukau, bet irgi trenkėsi į pusnį, išsitiesino, kairę pusę trenkiausi į šitą, į tą šieno tą kupetą ir, nu, išlaužiau bamperį, bet čia nieko baisaus, normaliai. Antrą kartą reiks pasistengti labiau. Situacija prastėja. Kas čia nutiko? Gerai, mašina dar labai nenukentėjo, bet bliam, realiai ant tiek dangas suprastėjo, kad, nu, čia aišku slidu ir galiniam startavus visi lenkė pirmus per dešinę, aš pasirinkau per vidurį lenkti ir ten buvo lėtas, nu, vairuotojas ir nesigavo man jo bliam aplenkti, nes jisai vidury ir aš vidury, nu, vidinę dalim važiavau. Visi per išorę mus deda, bet jau negalėjau sustabdyti ir vėl lenkti iš naujo. Pasirinkau tokį būdą, lėkiau, čianai vėl ten žvirkelis atsiranda, jau atsivėrė ledas, žodžiu, žvirkelis sukibinėja, ten vėl susirinkt gaunasi, bet jau, nu va, pradžią tokią sušikau ir visi pabėgo į priekį, plus dar vienas krešas čianai, bandžiau vytis, kirts galvojau, bet nuslydau į išorinę dalį, išorę važiavo kitas žmogus, į jį trenkiausi, žodžiu. Praradau vėl bamperį galinį ir įlinkiau sparną, bet čia dar galima atkalti, žiūriu, gražiai taip įlinko. Dar priekį pažiūrėk. Eik, tu natai. Kaip čia dar atsikabina. Bliam, nu reikia tvarkytis ką ir ruošti sekančiam važiavimui. Pirmą kartą antras buvau, dabar penktas turbūt, ar kelintas, penkiesi važiavom. Išslydom. O kam spaust, kam daužyt? Tai kas tau atsitiko, ble? Tas atsitiko, ble, galinis sparnas sulankstytas. Aha. Nafik, blemba. Apdaužiau mašiną ir dar vietą. Ir paskutinis atviršiavau. Drifteriai. Atvažiuoja savo driftį šitais. O kas čia nežinau? Hebra, gal zateškių turit porą? Čia, va, prašau. Galit gal Didelių padėti? reikia ar mažių? Taurų reikia ar... Didesnį kokį hamutuką, neturit ko pragręžti į sparną? Taip. Kuris tik atidarytas. Nebudu. Hamutikas ir važiuojam. Aštrus labai kampai, aišku, bet Nebus smūgė. ne tiek daug kaip važiuoti. Išgelbė. Visą sezoną atvažinėsim dabar čia. Paskutinis važiavimas. Dabar jeigu teisingai suprantu, turi būti pirmas arba antras, kad praeičiau į finalą.
Kitu atveju iškrentam, važiuojam namo. Labai nesidžiaugiu, kad šitą laimėjau etapą, todėl kad realiai labai priklauso nuo to, kaip tave pastatys. Jeigu tave pastato į vidurį, tu blem žlugęs, nes tavo aplenkti vėliau reikia 5 mašinas. Jeigu tave pastato ties kažkurio kraštu, tu galima sakyti taip vos nesukčiaudamas, kabindamas kraštą, gerą pradžią pasidarai. Kai tai gerą pradžią pasidarai ir spėjai įsulysti į vidinę trajektoriją poskę, viskas, toliau tu užsiemi poziciją, toliau tik tai ramiais nervais važiuoji toliau trasą ir laimi tipo. Bet jeigu tave pastato ne ten, kur reikia, iš galo visas aplenk. Nu, va čia jau yra reikalų, čia jau yra skylas ir taip toliau. RVD, galų varomi. 3 vieta, Laudas Bučinskas. 2 vieta, Andrius Grigaitis. 3 Karolis Kolosovas. Nelaimėjau šį kartą. Atrodo bus gerai, varom. Ar dar kažką šnekam? Žodžiu, ačiū organizatoriams už varžybas. Buvo fainai, įdomu. Dirbti ties ko yra, aišku, visada tobulinti, bet atsiprašom žmogeliukui, kurie įvažiavom į Akem 6. Per video pamatys, kai viskas buvo. Tikrai buvo nespecialiai, nieks čia nenori mašinų daužyti, autosportas tokia šaka. Kartais išslysti, trenkiesi, būna taip. Vienas pinas kainavo man tai, kad užėmiau 4 ar tai 5 vietą. Žodžiu, 4-5 kažkas ten tokia. Iki taurės pritruko va tavo vienas pino, kur susiskau, trenkiausi. Būčiau ten bent jau 4 vietą užėmęs, o ne paskutinis atvažiavęs. O su spininu sunku dasivyti, nu tai būčiau gerą vietą užėmęs. Nu, prisne bent jau būčiau taurę gavęs. Bet ir šiaip, 3 grupės po 6 žmonės, 18 gal kažkur dalyvių, ar ten 17. Tai kad ir 4-5 vieta nėra blogai. Tai va, linksmai pavažinėjom, patiko video, subscribinkit kanalą. Va, gali dar filmuotojo kanalą pasubscribint. Koks tą kanalas? Robis, va, YouTube'į pasubscribinkit. Ta pati tematika, driftas, garažas, automobiliai. Žodžiu, subscribinkit, sukursim daugiau kontento geresnio, kažką parodysim. Kol kas nieko, eilinį kartą plaužė mašiną ir be taurės grįžta namo. Все, до свидули.